Labdien! Sveiki atvykę į sodybą. Šiandien daug reikalų. Šiandieną aš vakar buvau, bet nefilmavau. Vakar iškasiau dar biškį daugiau duobės. Ir jau matote smėlio šičia. Nes atvažiavo viena smėlio mašina ir parvažiuoja antra mašina. Ir jinai telpa per šitą tarpuką, įsivaizduojat. Vieną veidrodėlį reikia užlenkti, kitaip nepravažiuoja. Tai va, parvažiuoja dar viena mašina, apsisukinėja ir to jinai atbulom šičia parvarys. Labai fainas vairuotojas, viską su juo galim sutarti. Ne pirmą kartą tariuosi visokių skirtingų idėjų. Jis man veža smėlį. Jeigu kam įdomu, tai smėlis vežamas yra iš Pozingių karjero į Pozingių kaimą. Tai yra maks 2 kilometrai. Ir atvežimo kaina turbūt kokia 9 eurai ir kažkas tai tokio. Ir bendrai gaunasi 11 kubų smėlio už 70 eurų. Va, parvažiuoja gražuolis. Sakau, svarbu nevažiuok ant mano naujo kelio, nes užvažiuosi sumindysi. O, per laužą biškį. Gerai. O, per kokį tarpuką. Eina. Beveik per eglę. Matot, kiek lieka. Čia didesnį pasiliko tarpą, kad galėtų užsisukti. Čia vat vieną mašiną paskleidžiau jau. Turėtų šiandieną 4 atvežti, bent jau. Vos spėjau su traktoriu prastumdyti, vėl atvažiavo. Jis per 20 minučių padaro vieną reisą. Bam! Jo, geras tarpas ir geras vairuotojas. Газа. Reikia skubėti, tuoj vėl atlieks, nebebus kur pilti.
atrodo 3 mašinos. Nu ką galiu pasakyti, maždaug tas kalniukas, kur yra čia, padėsim dar čia ir bus užpildyta. Tai 4, nu, gerai, jeigu čia yra 3 mašinos, reiškia mums čia dar tiek pat reikia. Dabar atvažiuos 4 ir tada jau, kai šį čia nusikasiu, prasilyginsiu ir bus aišku, kiek dar. Greičiausiai dar kokių 2 reikės. Šimai, ką tu veiki? Kad varysim namo. A, čia pats pagrindinis klausimas, kai esi sodyboje, ne? Jo? Daugiau niekas neįdomu. Su dviračiu išmokai važiuoti? Ką? Dabar jau biški daugiau išmokau. Daugiau išmokai, gerai. Tai mokinkis. Išmoksi visiškai ir kada atvažiuos kiti, tu juos aplenksi. Geras būtų, ne? Atvažiuoja, sako, Simas, kaip važiuoja, nemokėjo prieš savaitę, dabar ką daro. Norėtum taip? Pamėgink. Su mėlynu išmoksi važiuoti ir tada aplenksi visus. Ir su to leliuku. Ai, to leliukišku neaplenksi nieko. Simas nubadžiauja. Sako, nėra mamos, nėra džiaugsmo sodyboje. Tokia jo filosofija. Nu ir paskutinė mašina atvažiuoja. Išvažiuoja gangsteris paskutinis, 4. Sakė, vairuotojas biškį striokai variau, nes reikėjo labai jau ten siaurai važiuoti, bet geras vairuotojas. Nu va, mes turime ką? Turime išlygintas 3 ir 1 neišlyginta ir žiūrėkite. Lygiai, ką man nebereikėtų nusikasinėti. Žemę, kai kabinsiu, žinot, jeigu čia smėlis būtų, reikėtų smėlį iš šono traukti. Čia lygiai su lyglinėje, va. Da man biški kaušai atliko vietos. Aš galvoju, kad Dievas yra ir detalių Dievas. Ir jam viskas rūpi ir viską jis apskaičiuoja. Mes daug ko nesuprantam, paskui tik tai matom, o, sutapimas čia. Ja, sutapimas. O Dievo ką nėra. Gerai, ką šiandien veikiam? Šiandieną reikia ekskavatorių pasikurti ir kasti toliau. Jeigu aš šiandien spėsiu nukasti, tai man rytoj galėtų smėlio dar atvežti porą mašinų ir nereikės man su traktoriu išvis vežioti. Čia tai būtų geras. Nu ką, praėjo porą valandų. Kas įvyko per porą valandų? Atsirado krūvelė. Šita krūvelė, ten kažkas kliedė apie namus. Šita krūvelė atsirado realiai per valandą ir kokie 40 minučių. Buvo nelengva, nes kasiau va čia va tokį zigzagą. Čia jau yra šito kelio bus pratęsimas. Sunku buvo čia, nes čia kažkokios šaknis, kažkokia kieta žemė labai sunkiai ėjusi. Tai va, apkasinėjau aplinkui, taip. Ir dabar jau bus lengviau. O nustojau todėl, kad mano akumuliatorius dabar turi pasikrauti. Aš realiai turiu ekskavatorių elektrinę. Jeigu akumuliatorius pakrautas, aš galiu kasti, jeigu nepakrautas, negaliu kasti. Tokia tiesa. Ir kai pradėjau kasti, buvo 13 voltų ir dabar žiūriu jau silpsta, nes liko 10 voltų. Reiškia, reikia krauti. Tai vat 2 valandas pakasus reikia kokie, nu minimum 12 valandų krauti. Toksai biznis, kai nėra veikiančio generatoriaus, kuris iš karto krautų, pakol aš dirbu. Generatorių gavau, reikia tik tai pasikeisti, bet nenoriu išsiardyti, o paskui nemokėsiu sudėti, o man reikia šičia, kad įvyktų nukasimas. Todėl kastu tiek, kiek išeina
Bet šiaip realiai daugiau dienos ir neturiu, va, tiek va, nukasiau per 2 valandas, dabar va, su traktoriu nuvešiu visą šitą krūvelę va tenai, ant tos krūvos ir šiandieną mano laikas tada baigėsi, o iki rytojus pasikraus ekskavatorius. Rytoj vėl galėsiu tiek pat nukasti, tiek pat nuvežti ir jeigu turėsiu daugiau laiko, turiu antrą akumuliatorių. Tai va koksai esu elektroeskavatoriaus vairuotojas. Gerai, vežam žemės. Nu ką, šiandieną paskutinis kadras. Kabum, žemių nebėra, žemės tenai, smėlis laukia, kol bus čia duobė. Duobė pradėjo atsirasti. Štai baterijka kraunasi. Baterijka kraunasi, 3,5 ampero, dabar yra beveik 13 voltų atseit. Kai išjungsiu, iš tikrųjų tiek nebus. Išjungiu ir viskas mažėja. Nu, realiai gal kokie yra beveik 12 geriausiai. Gerai, tegul kraunasi ekskavatorius mano. O mes šiandieną misiją baigiam. Mes važiuojame namo. Ate?